Labas vakaras Lietuva, labas vakaras Vilnius. Parodykit visus žmonės, visas Vilnius susirinka čia. Parodykit kamerą. Ką mane rodyti? Mane į taip pažįsta visi, tegul žmonės pažiūri. Viskas tvarkoja. Iš karto apsaugai galiu pasakyti, ne apsaugai organizatoriam noriu pasakyti, kad tie, kurie triukšmaus ir trukdys vesti šitą rimtą susitikimą, arba kaukę uždėti, per kurią nekalbės, arba soskį duoti. Taip, gerbėmėjai, ką aš noriu jums parodyti? Noriu jums parodyti labai svarbų dalyką. Taip, Algirdai, maladėts. Būtinai mes turim ko daugiau įleisti žmonėms būti prie valstybės valdymą. Tai reikia sumažinti nuo 300 iki 150 parašų surinktų, kurį galima surengti referendumą. Labai gerai tokių klausimų dirbo Šveicarija. Sutikė žmonėms patiems iškelti kažkokį klausimą, padaryti referendumą, įtraukti į įstatyminį bazę ir pagal jos gyventi. Tai yra labai svarbu. Taip. Taip. Ekonomika. Ne. Žiūrėkit, labai daug yra klausimų ir čia šitoje auditorijoje prieš man atėjant buvo kalbama apie atlyginimus, pensijos ir visą kitą. Klausimas, iš kur paimti? Iš kur paimti? Jeigu ateina pas jūs kandidatai ir sako, mes pakelsim pensiją, jeigu nuo to pradeda kalbėti, tai jie meluoja. Jie meluoja. Ir aš dabar jums paaiškinsiu. Jūs man padėsit atsakyti į klausimą, gerai? Nors galiu šiek tiek ir parodyti jums. Mums svarbu žmonėms suteikti galimybę, kur jie daugiausiai orientuojasi geriau gali dirbti. Tai yra maisto pramonė ir lengvąją pramonę. Geriausi žmonės pas mus Lietuvoje tai sugeba daryti. Daug išvažiavo į užsienį dirbti būtent tą darbą. Aišku, mes nenorim apleisti aukštos technologijas, startuolius, startupus, finansinių tarpininkavimų ir taip toliau. Ir tik noriu pasakyti, kad Lietuva artimiausių 100 metų tikrai negalės gyventi, 50 metų iš aukštos technologijos. Kodėl? Todėl, kad mes tiek neinvestuojam. Mes negalėsim nukonkuruoti, pavyzdžiui, Silicijų slėnį ar kitas panašios platformas. Tuo labiau, kad pas mus investuojama, bet čia juostelė labai didelį nupašyta, tam, kad būtų matosi. Vien tik į Silicijos slėnį, Los Andželė valstijoje, San Jose miestelėje, kur įsikūrė Silicijos slėnį, ten ateina kapitalą į aukštos technologijas 5000 kartų daugiau negu Lietuvoje. Tai yra 500 000 procentų. Ir svarbiausia, dar vieną noriu pasakyti. Tylėkit dabar, netrukdykit. Ir šitoj vietai reikia pažymėti, kad ne šiaip savo 5000 kartų daugiau, o rizikas kapitalą. Organizatoriai, padarykit tvarką ir netrukdykit, todėl, kad eina tiesioginis eteris. Jeigu jūs išgirit, būkit geras, patylėkit, gerai? Maladėts. Rizikas kapitalas. Ką tai reiškia rizikas kapitalą? Pas mus net Lietuvoje apie tai nekalbam. Jeigu yra tikimybė, sėkmės tikimybė to verslo, kažkokie tą projektai yra kokie 15%, tai ten investuojama. Pabandykit pas mus Lietuvoje ateiti į banką, gauti kreditą, pasakyti, pas mane yra tikimybė, šitą projektą yra tik 15%, tai jums duos kreditą? Ne. Maža to, jeigu jūs įrodysit, kad yra sėkmės tikimybė 90%, jums reikės kokią 2 kartus didesnį užstatą pastatyti, ne šiaip savo užstatą, kurį generuoja pinigų, iš kurio jūs galėsite atiduoti
procentus ir visą kitą. Todėl šansų nėra. Gali kartais iššauti kažkokį tą projektas ir kažkiek to uždirbti, bet ilgai tai gali netęstis. Paimkite, pavyzdžiui, Suomiją, buvo Nokia, atsimenat telefonas Nokia. Tad jų kapitalizacija iš tos kampanijos dauga iki 130 milijardų. Atsirado kitas, jie nesugebėjo nukonkuruoti ir bankrutavo. Iki 7 milijardų buvo parduoti. Todėl mes galim kažką tą atrasti, o paskui nesugebėsim patvarkyti, nesugebėsim iš to gyventi. Todėl noriu pasakyti, štai lengvąją pramonę į maisto pramonę, kur bus viena iš pagrindinių sričių, kur mes dedam akcentą šitoj programai per artėjančius 4 metus, mes turim sudaryti ypatingas sąlygas. Ir dabar jūs man padėsit, gerai? Mes dabar matom pagal statistiką, praeitų metų yra 2 797 000 yra gyventojų Lietuvoje. Kartu pabandom atsakyti į klausimą, ką jau užsiminėjom. Į kas iš jos uždirba pinigus arba atveža pinigus į valstybę. Gerai? Jūs man padėsit? Todėl, kad pas mus vyriausybė nelabai supranta, jūs man padėsit. Gerai? Jūs pratingesnė negu ministrai mūsų. Pažiūrėkit. O dabar klausimas. Iki mokyklinio amžiaus vaikai, mokiniai ir studentai, jų yra 570 000. Pasakykit man, jie deda į biudžetą pinigus ar ima iš biudžetą? Ima? Kas sutinka, pakelkit rankas. Ima. Matot, jūs pratingi. Tikrai, ima iš biudžeto. Pas mus ne visi ministrai tai supranta, ne visi Seimo nariai supranta. Čia uždavinys labai sudėtingas jiems. Kita grupė, 850 000 žmonės su negale, bedarbiai ir pensininkai. 850 000. Pasakykit, jie deda į biudžetą pinigus ar ima iš biudžeto? Ima? Blin, iš kur jūs visi tokie pratingi? Jūs reikia visus į vyriausybę priimti. Tiksliai, jie ima iš biudžeto. Ima iš biudžeto. Trečia socialinė grupė. Politikai, valdininkai, gynyba, gydytojai, mokytojai, ima iš biudžeto ar deda į biudžetą pinigus? Tai kas tada deda į biudžetą? Kas tada deda į biudžetą? Jūs teisingai sakot, jie ima iš biudžeto. Kitas dalykas. Kita grupė, jau beveik 2 milijonų. Energetika, komunalinės paslaugas, viešasis transportas ir taip toliau. Jūs, čia aš noriu paklausti gal kitaip klausimą. Ar jie atneša pinigus į valstybę ar ne? Tada klausimas. O pavyzdžiui, mes atvežėm naftą iš kažkur tai. Mums jie dykai duoda? Elektrą perka, mums jie dykai duoda. Tai jeigu mes atvežėm kažkokią tai energiją į šalį, jeigu dykai neduoda, tai kas vyksta? Pinigai išeina. Tai ir šitas sektoris irgi neveža pinigus į valstybę. Ar sutinkat? Pratingi žmonės. Čia matot, jau ateinam beveik grinai 100% privatus verslas. 235 000. Didmeninė mažmeninė prekyba. Klausimas, ar šitie atveža pinigus į valstybę ar ne? Ką? Aha. Vieni taip, kiti taip. Klausimas. A kada jūs ateinate į prekybos tinklus? Jų prekystaliai, kiek yra užsienietiškų prekių ten yra prekystalė? Kiek? Dauguma. Tai kaip jūs galvojat, jeigu prekė atėjo iš užsienį, tai mums jos dykai duoda? Ne, pinigai išvažiuoja iš valstybės. Matot kaip, lygti ir verslas, o pinigų neatveža, atvirkščiai išveža. Tai gerbimieji, kažkas tai turi atvežti pinigus į valstybę. Kita grupė. Nekilnojamo turto operacijas, statyba, paslaugas įvairios,
pramogas, menininkai, žurnalistai. O tai aš jau noriu pasakyti, ar jie atveža pinigus į valstybę? A? Žurnalistai atveža pinigus į valstybę? Kas? Darbiniai, jų čia nėra kol kas. Aš noriu paklausti, kada jūs remontuojat namą ar statat namą, remontuojat būtą kokį nors, kiek yra importinių medžiagų yra statybinių? 90%. Matot kaip? Prekė atvažiuoja, be pinigų mums duoda tą prekę. Ne, išvažiuoja pinigai. Tai kas atvežė pinigus? Kas atvežė pinigus? Štai, gerbimieji, kitas. Apgyvendinimą, maitinimą, paslaugas, privatus lengvatas, krovininis transportas, lengvas ir krovininis transportas ir visa kita. O čia galiu jums pasakyti, kad jums nekvaršinti galvos, jie atvažiuoja turistai ir atvežė pinigus. Jos pamaitinti reikia, apgyvendinti reikia, jie atvežė pinigus, sumoka. Šitoj sferai netiek daug dirba žmonių, tik 83, maždaug 70, čia jau virš viską aš kalbu, kad aptarnauja užsieniečius, likusis tik mūsų, tegul, maksimumu. Ir kita grupė. Žemės ūkis, pramonė, aukštos technologijos. Dirba tik bendrai 289 tūkstančiai, bet visiškai dirba eksportu ir konkuruoja vidaus rinkai su importu tik 230 tūkstančių. Klausimas, jie atvežė pinigus, aš išvežė. Prekė išvažiuoja, atvažiuoja pinigai. Ir dabar pažiūrėkit skaičius. Jų šitą 58 tūkstančių ir 230 tūkstančių yra tik 280 tūkstančių žmonių, kurie atvežė pinigus į valstybę. Tai yra su 2,8 milijonų, tai yra tik 10%. Kad būtų patogiau žiūrėti, 10 prieš 90, a dar patogiau, tai reiškia, jeigu valstybė iš 10 žmonių, tai vienas aptarnauja 9. Štai kodėl negalima pakelti pensijų. Štai kodėl, kada ateina politikai, pradeda užsiminėti populizmu, kad jie pakels, tai iš ko? Iš ko? Ir dar plus supykdina žmonės su verslu. Suprantat? Nes patys nesupranta ir visa kita. Todėl klausimas dabar bus kitkas. O pasakykit man, kurioje socialiniai grupė reikia padidinti žmonių kiekį, kad atsirastų daugiau pinigų pas mūsų valstybėje. Jeigu mes padidinsim mokinių skaičius, pinigų padidės? A jeigu pensininkų žmonių su negali, bedarbi, padidės pinigų? Ne. A jeigu valdininkų, politikų padidės? Ne. A jeigu energetikų, ten gali padidėti, bet pinigų tai neatsiras daugiau. Mesgi vis tiek dvigubai neišnaudosim energijos, jeigu jų nereikia. Didmenininkai, jeigu daugiau pristatysim parduotuvėje, padidės pinigų valstybė? Ne. Gali daugiau išvažiuoti tik. Todėl, kad jie daro tolkia, tai nėra blogai, kad yra. Mes tik konstatuojam faktą. Konstatuojam faktą, kad jie nesugeneruoja pinigus, jie išveža, todėl, kad jie turės nupirkti už tos pinigus importai atvežti jums. Mes nesakam, kad tai yra blogai, mes konstatuojam faktą. Taip pat statybininkai. Jeigu žurnalistų bus dvigubai daugiau, a bus pinigų daugiau? Ar jūs galvojate, jeigu dainininkų bus daugiau? Ne. Nebent kokie mūsų žymiai, kokie Žordaną Butkutį pradės dainuoti iš Amerikos, visi skris pažiūrėti koncertą, atveš pinigus. Tada suprantu, bet jūs suprantat, kad tai neįvyks. Niekas nevažiuos čia žiūrėti jos koncertą. Tai nėra Michael Jackson. Ir tada liko tik šitą grupę. Tik 10% visų Lietuvos gyventojų,
kur užsiminėja į atvežą pinigus į valstybę. Arba dirba tam, kad pinigai neišvažiuotų iš valstybės. Konkuruoja vidaus rinkai su importu pagaminant savo produkciją. Iš tai jums, gerbimieji, jeigu šitame sektoriuje mes padidinsim dvigubai daugiau žmonių, tada vienam žmogui teks aptarnauti tik 4. Jeigu vienas aptarnauja 9, pensija yra 300 eurų, 350 vidutinių, tai kada vienam teks 4, jau dvigubai galime pensiją padidinti. Todėl, kada kalba pradeda kažkokie politikai, agituoja jūs rinkimų metu ir pradeda kalbėti, kad jie pakels pensiją, jie meluoja. Jie nekalba apie šitus dalykus. Geriau argumentais to daryti. Tuot galiu pasakyti, labai svarbu, kada kažkas ta kalba, kad jie pakels atlyginimą, nesutvarkus šito dalyką, tai viską yra melas. Viską yra melas. Štai, gerbimieji, labai paprastas dalykas. Ir mes ir kalbam, į savo programą kalbam būtent apie tai. Pirmas veiksmas, nes politikai eina pas jūs prašyti pasitikėjimą. Ir jūs turite suteikti. Tai mes įsakam, suteikit mums galimybę turėti mandatą, patiems suformuoti valdančiąją daugumą ir įgyvendinti šitą programą. Tada galima kalbėti apie visus socialinius garantijus ir visą kitą. Tai yra labai svarbu. Dabar pas mus nemažai žmonių išvažiavo į užsienį. Taip vadinami emigrantai. Mažai, nemažai, bet nuo paskelbimo nepriklausomybės 1 200 000. Labai daug. Tai, gerbimieji, ir bandama formuoti nuomonį, kad jie nelabai geri ten žmonės, jie išvažiavo paliką. Iš tikrųjų, reikia visus daiktus vadinti savo vardais. Valdžia jos pardavė. Valdžia jas išstumė iš tos valstybės. Valdžia nesutikė galimybėms dirbti čia, pramaitinti savo šeimas ir visą kitą. Jie važiavo ten ieškoti pragyvenimo šaltinių. Ir kartais dirba sunkiausiamis sąlygomis ten. Ir kas svarbu, jie siunčia savo tėvams, vaikams, šeimai pinigų ir sukuria maždaug 5-6 procentus bendrą vidaus produktą. Jeigu pas mus kasmet ekonomika auga vidutiniškai 3 procentai, tai to prieaugį dvigubai padaro mūsų emigrantai. Išstumti, parduoti ir dar padeda mūsų ekonomikai. Todėl aš sakiau, kad valdžia ne šiaip turi ten peikti, neišvažiuok, turi nusilenkti iki žemės ir pabučiuoti jam rankas į kojas. Todėl, kad valdžia viską padarė, kad jie išvažiavo iš Lietuvos. Ir šitą reikia sutvarkyti ir kuo skubiau. Todėl pas mus yra numatytas programoje emigrantų įstatymas, suteikti jiems galimybę apmokėti visos išlaidas, kad jie galėtų grįžti, integruoti į darbo rinką, apmokėti pagal specialybę, integruoti jų vaikus į įvairios mokymo įstaigas. Tai galiu pasakyti, kada įgyvendinsim mūsų darbo partijos programą ir kada naujas darbo vietos bus sukurtas ir tos naujas darbo vietos bus brangiai apmokamas, 2000 daugiau grįš. Taip, grįž, gerbimieji. Aš jums parodysiu vieną labai paprastą dalyką.
vieną labai paprastą dalyką. Pavyzdžiui, Vokietija ir Lenkijos įmonė turi apyvartą 2 milijardus, pas mus tik 100 milijonų. Maždaug toks vidurkis yra pas mus, vienos ir kitos srities. Iš tai, gerbimieji, mūsų valdžia draudžia kooperuotis, kad būtų konkurencingas vietos šitą atžvilgių. Tai yra labai svarbu. Kas atsitinka tada? Jeigu pradeda kooperuotis mūsų įmonės, tai iš karto bauda. Bet niekas nedraudžia Lenkam ar Vokiečiam į mūsų rinką vežti produktą. Kiek tik nori. Mums ribojama gaminti mūsų teritorijai, a jiems leidžia vežti tiek, kiek nori. Tai kaip konkuruoti? Ir dabar klausimas. Administruoti vieną įmonę arba 20. Pasakykit man išlaidų, kur bus daugiau. Tada, kada 20. Direktorių ir visa kita, tai mūsų analogiškam produktui 15% bus brangesnė prekė negu iš ten. Kitas dalykas, jeigu tu perki kažkokį tą žaliavą, kada didelį įmonė perka urmų, vėl bus pigiau, jiems minus 15% galutinė prekių kaina, mums pliusas. Paskui ministras arba premjeras arba kas ten vaikščiai papartų, kodėl pas mus lietuviškos prekės yra brangiau 30%, todėl kad tu tupas. Todėl kad sudarytas tokias sąlygas. Kitų netų galimybių, kitų variantų nėra. Ir kol tai reikia mums leisti arba kooperuotis normaliai, o iš vis nereikia riboti mūsų gamybinių įmonių, kuri kūrė eksportui produkciją, konkuruoja vidaus rinkai su importu, neturi riboti gamybinių pajėgumų. Pas mus ribojama iki 40% pagal žmonių kiekį Lietuvoje. Šitą dalyką reikia kuo skubiau pakeisti. Žiūrėkit, kas įvyksta, kada vien šitą įstatymą sutvarkyti. Iš karto mažėja šešėlinė ekonomika. Todėl, kad mūsų verslininkus Lietuvos priverčia ieškoti kažkokių kitų būdų ir nelegalių. Tai jeigu to padaryti, mažėja iš karto šešėlinė ekonomika. Man lengva visiškai kalbėti šitoje vietoje, nes mes sukūrėm šitą programą, kurios neturi nei viena partija. Net jeigu jūs neprabalsuosit, aš pasiūlysiu šitą programą kitams partijams. Todėl, kad be šitos programos tikrai nieko nepajudės į priekį. Sumažėtų importinių prekių. Tai, ką mes kalbam, kad mūsų prekystaliai būtų daugiau lietuviškos kilmės prekės. Užsienio investicijų pritraukimas. Daugiau gerai apmokamų darbo vietų. Tada, kada atsiras daugiau mūsų prekių mūsų viduje, didesnis eksportas, nori, nenori, reikės darbuotojų. Didės atlyginimai, didės valstybės pajamas, mažės emigracija ir aišku didės socialinis portfelis, kad didesnį sumokėti pensijų žmonėms. Tai vienas šitas įstatymas labai daug ką išspręs. Lietuvos turgus, dabar pažiūrėkit, kas darosi Lietuvos turguje. Jums pirmą kartą. Iš vis, pažiūrėjai šitą programą, jums galima būtų išduoti diplomus, todėl kad universitetas šito dalyko nemoka. Neaiškinau. Aš prieš 30 metų įkūrė verslą. Iš Lietuvos universitetų nesugebėjau surasti ne vieną studentą, kuris baigė universitetą, kad jį pagal specialybę įdarbinti pas save. Jie ateina be žinių. Be žinių. Štai turgus. Atėjom į turgų mačiutę. Žiūri prekystalį. Ant prekystalį stovi produkcija vienoda. Tu čia vėliava vokiška, čia lietuviška. Ir žmogus dairasi, kokią produkciją nupirkti jinai vienoda. Vokiečių produkcijai pagal mūsų įstatymą Lietuvos leidžiama pardavinėti be PVM, 0% PVM. Lietuvišką produktą privalo uždėti
21 procentų PVM. Todėl, kad tai PVM maketa įmonė. Jūs ateinat į turgų ir žiūrit. Čia 1 euras, čia 1 euras 2. Ir tada patriotizmas dingsta. Toks pats produktas jūs perka tai, ką pigesnė. A ką daryti vietam verslininkui? Sandėlį, mokėti atlyginimą iš ko? Ir paskui tada sako, Viktorai, ko jūs savo įmonį nesumokat didesnį atlyginimą? A iš ko? Niekas neperka produktą. Konkurencinės sąlygas nesudarytas. Suprantat? Tada ateina žmogus dairasi, tudai, ir ima šitą produktą. Mums reikia mažinti apyvartą, neverta investuoti, todėl nėra pas mus investuotojų, nestovi eilė pas mus. Reikia sutvarkyti. Niekas netvarka. Pažiūrėkit mūsų mažmeninį rinką. Aš iš vis noriu pasakyti, niekada nekaltinu verslininkų šitoje vietoje. Verslininkai dirba pagal suteiktos sąlygos. Kokios suteiktas, pagal tokiai dirba. Bet suteikia tokias sąlygas, kad didėjai gali išsilaikyti. Kaip tik atsirado didėjai, smulkiai visi dingo. Pažiūrėkite dabar Vilniuje, Gedimino prospekte. Pusė prospektą apačioje patalpais tuščios. A todėl, kad neapsimoka. Todėl, kad neišeina dirbti. A pažiūrėkite, Europoje daug kas dabar važiuoja. Pilna šeimos salonų, šeimos parduotuvėlių, kuri gali ateiti, tave gražiai aptarnauja ir visą kitą jį įsilaika rinkoje. Todėl, kad valdžia sukuria sąlygas konkurencingas, kad jie galėtų iš šitą su 80 metrų plotą dirbti ir nebankratuoti, kada šalia stovi 5000. Mūsų programa yra numatyta, kaip tai sureguliuoti. Nenuskriaudžiant šitus ir suteikiant galimybę šitiem dirbti. Tai būtinai kuo greičiau padaryti. Tai nedaro valdžia 30 metų. Kitas dalykas. Dabar aš jums parodysiu schemą. Aš jums jau rodžiau, kodėl pas mus brangesnė prekė. Tai yra vienas dalykas. Lietuvos įmonė pagamina prekę kažkokią pas save ir įsiunčia į Lietuvos rinką visą savo produkciją. Jinai, kaip jūs žinot, brangesnė yra, tampa brangesnė. Ir aš pasakiau, kokias sąlygas, bet kas įdomu, kada išvažiuoja mūsų produktą už Lietuvos ribų, kilometrą tik. Aš jau kalbu ne iš popieriukų, ne iš nuogirdų, aš pats esu verslininkas. Mes pastatėm firminį Lietuvos prekių parduotuvę 1 kilometrą už Lietuvos sienas. Į prekį atpinga 30% mažiausia, a kai kur 50%. Aš suprantu, kada Lietuvos žmonės važiuoja apsipirkti lenkišką prekį kitą, tam pigesnį. Irgi aiškinau, kodėl. Bet kada išvažiuoja Lietuvos prekį už Lietuvos sieną veik nuo kilometrų ir pasidaro pigesnį, į valdžią nieko nedaro, tai turi paimti dabar pistoletą visi nusišauti. Todėl, kad niekas netvarka per 30 metų visą šitą dalyką. Čia yra viena iš pagrindinių ekonomikų. Nesutvarkyta, nesubalansuota rinka. Nesutvarkyta, nesubalansuota mokestinė prievalė. Kaip taip yra? Lietuvoje pagaminta prekė, Lietuvos žmonės turi važiuoti už Lietuvos ribų apsipirkti. Nevertas ne vienas vyriausybės narys, prezidentai, visi ten Seimo nariai, neverti būti politikui, kada vyksta tokie dalykai. Ir ne viena partija neturi pas save šitos programos. Ne viena partija dabar eina į rinkimus, neįtraukia šitam pas save tokių dalykų sutvarkyti. Jeigu nesutvarkyti, nieko nebus. Niekas nepadidins jokių pensijų jums, todėl kad nesutvarkyta rinka. Tai yra blefas. Štai, gerbimieji, žemdirbių išmokas mažesnis pas mus, ne vidurkis Europos Sąjunga. Įmonių dydis 20 kartų mažesnį negu Europos Sąjungos kai kuriuose įmonėse. Aš su dviračiu prieš ten krovininį mašiną nevažiuosi. PVM didesnė negu vidurkis yra.
mažmeninė rinka nesutvarkyta. Ir vaikščiai mūsų valdžia sako, kodėl pas mus prekės brangesnė, kodėl atlyginimai nemokama didesnė, kodėl nėra pensijų didesnė, iš kur? Nieka iš dangaus nekrinta. Į gailą tokios programas niekas neturi. Labai dažnai bando mane apkaltinti, kad Viktoras sako, kad reikia pakelti minimalų atlyginimą. Tai štai, gerbimėjim, mes dėjome iki šio punktą. Bet prieš šitą punktą jūs pamatėt visą programą. Pakelti minimalų atlyginimą be tų punktų neįmanoma. Neįmanoma. Todėl, jeigu mums suteiks galimybė, mes daeisim iki to punkto įgyvendinus to programą, ir tada aš pasakysiu, kas yra, kada pakelti minimalų atlyginimą. Mes būtinai turim atskirti pašalpą nuo minimalaus atlyginimo. Tai yra labai svarbu. Kada keli minimalų atlyginimą, aš kaip verslininkas reikalauju to. Nes man naudinga, kada pakelsi minimalų atlyginimą, ne tik didesnė alga būna, sąžininga verslo konkurencija. Todėl, kad pas mus Lietuvoje brolių visokių švogerių valstybė ir visa kita. Kas prieina prie valdžios, tas gali nemokėti visus mokesčius. Gali slėpti, gali vokelėse mokėti, jiems nieko nebus. Uspaskich turi sumokėti viską. Jeigu aš sumoku viską, mano galutinį produktą kaina tampa brangesnė negu pas jūs. Todėl aš sakiau, pakeliam minimalų atlyginimą, kad nebūtų pas mūsų konkurentų, pas mano konkurentų norą mokėti vokelėse. Kad mane neskatintų iškoti kitų išeičių. Dėl to reikia. Iš karto mažėja šešėlinė ekonomika, didesnė atskirtis nuo socialinių išmokų, mažėja imigracija, mažėjantis nusikalstamumas, mažėjantis socialinės apsaugos darbuotojų skaičius, todėl kad žmonės tada dirba. Ir viena iš svarbu socialinėje srityje, čia ne čia padaryta, skaidrės kitas, bet galima pabandyti daeiti iki jo, kad negrįžti paskui. Ne. Šiaip paaiškinsiu. Pakelus 50% minimalų atlyginimą, mes turim padaryti dvigubai didesnį minimalų atlyginimą, negu pašalpa yra. Įvairių sričių. Šiandien pas mus pašalpa yra beveik vienoda kaip minimalus atlyginimas. Iki krizė, iki karantino paskelbimo pas mus buvo 7% bedarbystės. Dabar po krizė dar tęsiasi, dabar yra 14% ir nėra kam dirbti. Verslas nesuranda darbuotojų. A todėl, kad nafik dirbti. Kada socialinės išmokas vienodas su minimalu atlyginimu. Todėl mūsų programoje pakelti ir padaryti minimalų atlyginimą dvigubai didesnį, kad būtų motyvacija nelaukti išmaldas iš valdžios ir jam dėkoti paskui. A kad būtų motyvacija eiti dirbti, daugiau uždirbti, negu sėdėti. Labai aktualu, galvoju, šitą mūsų programą. Labai daug kalbama apie senų namų ir būtų renovavimą ir visą kitą. Ir mūčinasi su įvairiomis programomis. Mūsų pasiūlymas į šitą programą, tarp kitko, yra apsaugokit žmogų, tai jis nuvers kamerą dabar. Mūsų pasiūlymas yra labai paprastas. Sukurti fondą, į fondą 100% turi finansuoti valstybė. Iš žmogaus savininko būtų neturi būti prašoma jokių pinigų. Iš jo turi būti prašoma tik sutikimą, ar renovuoti ar ne. Ir kada bus renovuotas namas, tada bus sutaupyta iš energijos, ten šilumos, elektrai ir visa kita, iš tų sutaupytų pinigų padengti fondo išlaidas. Viskas. Kam varyti žmonės į bankus, dar skolintis pinigus ir taip toliau. Jeigu įgyvendinti šitą programą mūsų, plus regioninė politika, investicijų padidės į mūsų rinką 10 kartų. Tam investicijam prireiks maždaug 120 000 darbo vietų.
gerai apmokamų 2000 ir daugiau eurų. Esu tikras, įgyvendinus šitą programą, mūsų Lietuvos emigrantai pradės grįžti namo. Yra prieštaravimų šitai programai. Yra kontrargumentų. Ne, dabar aš pakviesiu Ievą. Ieva pas mus, kurie organizavo šitą susitikimą, jinai yra Vilnius skyriaus pirmininkė. Ateik. Ieva Kačinskaitė Urbanaitė, kandidatė į Seimo narius, ir Ieva pristatys mūsų Vilnius vienmandatininkus ir visus, kurie kandidatuoja į Seimą. Ačiū labai pirmininkė, puikus pristatymas, tikrai dar kartelį galim paploti visi garsiai. Prieš pradedant pristatyti mūsų darbo partijos Vilniaus miesto komandą, aš džiaugiuosi, kad šiandien į svečius atvyko darbo partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas, 16 vyriausybės, Žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna. Prašom, Vigilijau, tarti sveikinimo žodį ir prisistatymą visiems. Labas vakaras visiems, labai malonu jūs matyti visus čia taip gausiai susirinkusius, taip susidomėjusius, mačiau susidomėjus, jie klausėte programos pristatymo. Keletą žodžių apie save noriu pasakyti. Esu Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, taip pat vadovauju moksliniam centrui ir buvau darbo partijos programos redakcinės komisijos pirmininkas. Todėl labai džiaugiuosi, kad šiandien politologai pripažino šią programą vieną iš geriausių arba pačią geriausią pripažino. Tai labai džiaugiuosi. O jums linkiu tada šiandien toliau gerų diskusijų, klausimų ir perduodu mikrofoną kitiem kandidatam. Ačiū labai. Kad būtų paprasčiau ir kad nieko nepamirščiau, pirmiausia, noriu pakviesti darbo partijos Vilniaus miesto skyriaus kandidatus vienmandatėse rinkimo apygardose. Tikrai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad pavyko suburti tokią stiprią komandą, dirbsiančią Vilniui ir visai Lietuvai. Taigi dabar pasitreniruosim, kadangi šaltukas šiek tiek, paploti garsiai ir smagiai. Pirmiausia, kviečiu Rasą Ivanauskienę, Senamiesčio Žvėryno vienmandatę apygardą, inžinierė, ekonomistė, aktyvi bendruomenės ir bendrijos pirmininkė, verslininkė, daug dėmesio skirsinti kultūros paveldo išsaugojimui. Vytautas Gapšys, Verkio apygarda, patyręs politikas, inicijavęs kelias dešimtis reikšmingų žmonėms įstatymų, reiklus savo ir kitiems ir aiškiai žinantis, kokių darbų reikia Vilniui ir Lietuvai. Jolanta Gaudutienė, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė, gerai išmananti bendruomenių problemas ir žinanti, kaip jas spręsti. Justiniškių Viršuliškio vienmandatė apygarda. Aidas Gedvilas, Šnipiškių Šeškinės vienmandatė apygarda, buvęs Seimo narys, susisiekimo viceministras, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, turintis ir rimtą politiko ir rimtą verslininko stažą. Andrius Mazuronis, Fabijoniškio apygarda, Seimo narys, tvirto stuburo, nebijantis atkakliai ginti savo nuomonės, o jam politika tai priemonė prisidėti prie realių žmonėms reikalingų permainų. Andrius Saveikis, Lazdynų apygarda, inžinierius, ekonomistas, verslininkas ir 3 vaikų tėvas, aktyvus ir tikslus siekiantis bei juos pasiekiantis žmogus. Valdas Karbalius, buvęs Seimo narys, aktyvus darbo partijos narys, baigęs tarptautinio verslo mokslus, tikras komandos žaidėjas, Pašilaičių vienmandatė apygarda. Darius Ulickas, Žirmūnų vienmandatė apygarda, visada optimistiškai nusiteikęs, nemažą vadovavimo patirtį sukaupęs, atsakingas ir patikimas politikas, savo žodžio žmogus. Sergej Ursul, Naujosios Vilnius vienmandatė apygarda, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, buvęs Seimo narys, rimtas ūkininkas, Lietuvoje žmonės ir žemę mylintis, aktyvus 3 dukrų tėtis.
Edmundas Vaitiekūnas, Antakalnio apygarda, patyręs pedagogas, kultūros srities profesionalas, puikiai išmanantis švietimo ir kultūros sritis ir matantis, kokių sprendimų reikia, kad švietimas Lietuvoje būtų pakeltas į gerokai aukštesnį lygį. Artūras Skardžius, Panerių Grigiškių vienmandatė apygarda Seimo narys, rimtą politikos stažą turintis energetikos ir ekonomikos sritis, puikiai išmanantis ir nebijantis atsakomybės bei sunkaus darbo. O dabar, kadangi tikrai turim nelabai daug laiko, bet mūsų kandidatai, matot, kokia rimta komanda turi. Ir Ieva Kačinskaitė, kandidatė į Seimo narius, vienmandatė. Naujininkų vienmandatė apygardė. Jauniausia Vilnius tarybos narė pasaulyje buvo. Dabar yra Vilnius tarybos narė ir komiteto pirmininkė. Todėl, kol dar netapo Seimo narė, jau galit dar kreiptis Vilnius reikalais. O paskui galit kreiptis visos Lietuvos reikalais. Ieva Kačinskaitė. Ačiū pirmininkė. O dabar iš tikrųjų, kadangi mūsų labai rimtą stažą turinti komanda, tai norėčiau suteikti žodį tiems, kas nori ir pasisveikinti ir šiek tiek prisistatyti. Tai gal taip nuo šitos pusės, gerai? Artūrai, prašau. Ačiū, laba diena, mėly šeškiniečiai, Šeškino gyventojai, Šeškinės ir gerbiami Vilniečiai. Tai norėčiau tiesiog pasakyti visiems jums čia susirinkusiems, kad Lietuvai reikalinga ryžtinga vyriausybė, ryžtinga valdžia, gali apginti savo piliečius, nekeliaklupščiaujanti prieš verslo interesus, nepardavinėjanti Lietuvos ir savo piliečių. Balsuokite už Darbo partiją. Ačiū labai. Edmundai, keletą žodžių. Na, kada paprastai stovima prieš auditoriją, tai visuomet norisi pasakyti taip, kad įtikinti jūs balsuoti šiuo atveju už Darbo partiją, na ir už mane, kadangi aš dabar kalbu. Na, man atrodo, dar niekas nepasakė ir nepriminė jums labai svarbų dalyką. Tai yra partijos nuostata atsakome už savo žodžius. Man atrodo, kad niekur aš paprastai nesu girdėjęs iš politikų, kad kalbėdamas jis atsakytų už savo žodžius. Tai labai svarbu. Aš kaip pedagogas, kultūros darbuotojas, manau, tikrai matau daug problemų ir kartu su partija, būtent Darbo partija ir jos pirmininku, manau, kad mes spręsime tos klausimus, kurie dabar yra labai aktualūs. Ačiū. Mėly Vilniečiai, linkėjimai jum, ypatingų šiltų linkėjimų Naujosios Vilniaus apygardai. Artėjančių 4 metus teks mums labai stipriai kartu dirbti Vilniaus ir Naujosios Vilniaus labui. Kartu mes turėsim priversti Vilniaus miesto savivaldybę, kad mūsų pakraštis, mūsų Naujoji Vilnė, Markučiai, Pavilnis taptum kaip ir Vilniaus miesto centras. Rinkite Darbo partiją, rinkite mus ir mes padarysim oresnį gyvenimą visiems. Labas vakaras visiems. Tikrai šiandien buvo pristatyta pati geriausia programa ir jeigu mes norime gyventi gerovės valstybėje, tai tą programą reikia įgyvendinti. O kad tą programą įgyvendinti, tai reikia balsuoti už Darbo partiją. Tai prašau visų ir vienmandatėse, ir daugiamandatėse apygardose balsuoti tik tai už Darbo partiją, nes jie visi atsako už savo žodžius. Tokiai bus. Taip, labai gerai. Kaip jūs pasakėte, taip ir turi būti. Gerai. Ačiū jums. Labas vakaras, Vilniečiai. Tai iš tikrųjų, prisidėdamas prie to, kas jau buvo paminėta, kviečiu pasirinkti Darbo partiją, numerį 16 ir žinoma visą šitą komandą. Labas vakaras, Vilniečiai. Esu Andris Staveikis. Esu iš Lazdynų vienmandatininkas. Matau, kad lazdyniečių čia irgi yra, tai kviečiu balsuoti už Darbo partiją, pasirinkti kryžiuką ties mano pavardę. Ir aš, žinoma, atsakau už savo žodžius, kaip ir visi mūsų komandos nariai.
Kai tik mus išrinksite, palaikysiu visus punktus iš mūsų programos ir būtinai kibsiu į darbus su savo vienmandate. Tikrai prižiūrėsime rajoną, tikiu, kad visi kiti irgi tai padarys. Neleisime statyti nei šiukšlių deginimo fabrikų, nei dar kažką, o palaikysime savo namus. Sveiki gyvi. Visada manau ir manysiu, kad politikoje turi dalyvauti tik tvirtas stuburą ir dar tvirtesnę savo nuomonę turintys žmonės, žinantis, ką ir kaip reikia daryti. Būtent todėl spalio 11 dieną visi tiesiog privalome balsuoti už darbo partijos sąrašą numeris 16. Mėly šeškiniečiai, Šnipiškių gyventojai, Vilniečiai, ponios ir ponai. Man didelis džiaugsmas dalyvauti šiuose rinkimuose būtent šitoje apygardoje, kadangi nemažai žmonių iš jūsų jau pažįstu. Ir galiu patikinti, kad visi sprendimai, kurie bus svarbus Šeškinės bendruomeniai, Vilniaus miesto gyventojams ir visos Lietuvos gyventojams, mes priiminėsime kartu. Diskutuosime, tarsimės ir spręsime. Tad labai džiaugiuosi ir linkiu jums padaryti teisingą sprendimą, nes, kaip girdėjote, darbo partijos programa labai ambicinga ir ji yra labai reikalinga mums. Labas vakaras, Vilniečiai. Esu Jolanta Gaudutienė, Justiniškių Viršuliškių kandidatė vienmandatėje apygardai. Ačiū Jums, kad mus palaikote, kad susirinkote ir balsuokit už mus, už darbo partiją numeris 16. Labas vakaras, Vilniečiai. Darbo partija pristatė pažangę ir drąsią programą, ekonominę, socialinę, kuri skirta yra jums. Todėl spalio 11 dieną suteikite darbo partijai numerį 16 mandatą ją įgyvendinti. Aš pats dedu ranką prie širdies ir pasiruošęs ją kartu įgyvendinti su visa šita puikia komanda. Labas vakaras, esu Rasa Ivanauskienė, gerbiami Vilniečiai. Džiaugiuosi, kad darbo partija man patikėjo kandidatavimą vienmandatėje Žvėryno senamiesčio apygardoje. Tikiuosi, kad jūs balsuosite už mane 58 numerį. Pirmoje eilėje partija ir bendra komanda. Mūsų partijos pagrindinis lozungas Lietuva penketuke pasaulio valstybių. Tai kviečiu balsuoti už darbo partiją numerį 16. Gerbėmėjai. Bet kadangi mūsų yra labai platus skyrius ir turime labai plačią komandą, aš norėčiau pristatyti ir pakviesti dar ir daugiamandatininkus, kurie yra iš Vilniaus miesto skyriaus. Tai irgi pasitreniruojam dar kartelį. Irena Binevičienė, Aleksandras Dagil, Ona Audronė Kačiušienė, Edvinas Komparskas, Darius Kondrotas, Rima Krivickaitė, Nona Misiūnienė, Renatas Rakauskas, Danutė Sucharevskaja, garsiau, Simas Garbaliauskas, Larisa Dimitrieva, Sergejus Dimitrievas, Olga Gorško, Rikantas Auškalnis, Ignas Nauburaitis. Labai tiesiog kviečiu visus susipažinti, pasižiūrėti į šios žmonės. Mes visi esame pasiekiami tiek socialinėje erdvėje, tiek ir kitais kanalais, bendrauti, atsakyti į visus jums rūpimus klausimus ir palaikyti. Mes visi kartu nugalėsim! Gerbėmėjai, ar jums patiko programa? Kandidatai, jūs atsimenat, kada paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, kokia diena? Vasario? 16. Jums bus lengva atsiminti. Aš žinot, kiek metų partijai? 16 metų. Todėl einant į rinkimų atsiminkit šitą skaičių. O jeigu jūs norit, kad būtų įgyvendinta programa, aš kaip
kandidatas nuo darbo partijos į premjerus, jūs turit balsuoti už darbo partiją, kad turėti pačią geriausią premjerą. Numeris 16. Ir galiu jums pasakyti, už jūsų pasitikėjimą mes guldam savo galvas ir atsakam už savo žodžius. Guldam savo galvas ir atsakam už savo žodžius.